Palaimink savo dvasios prisilietimu, savo artumą viešpatė, savo buvimu. Paliesk savo išgydymu viešpatė Dievas. Paliesk dvasią, sielą ir kūną šiandien viešpatė. Paliesk pilnai savo bažnyčią viešpatė. Te būna atstatyta, kas sugriuvė viešpatė Dieve. Te būna tavo vardas iškeltas viešpatė Dieve. Te ateina tavo karalystė su valdžia, galybė ir jėga, su teisumu ir su džiaugsmu į tavo tautą. Aš garbinu tave, šventajam tavo buvime, aš stoviu prieš tave, šventajam tavo buvime, pas tave aš skubu, prie tavęs aš glaudžiuos, aš garbinu tave. Šventajam tavo buvime, aš stoviu prieš tave. Šventajam tavo buvime, aš garbinu tave. Šventajam tavo buvime, aš stoviu prieš tave. Šventajam tavo buvime, kad girdžiu tave. Visada aš garbinu tave. Šventajam tavo buvime, stoviu prieš tave, šventajam tavo buvime, pas tave aš skubu, tavęs taip reikia man, prie tavęs aš glaudžiuos, pas tave aš skubu, tavęs taip reikia man, prie tavęs aš glaudžiuos, kad girdžiu tave.
Tau vienam visą šlovę viešpatie. Šį rytą. Halleluja. Vertas esi viešpatie. Viso šlovės ir viso gyrios. Jo meilė amžina. Jo meilė nesibaigia niekada. Ji tikrai amžina. Jo meilė nuostabi surado ir pripildė mano širdį. Ji tikrai nuostabi. Meilė kantri ir maloni. Meilė yra nepavydi. Ji tikra, be galo stipri, visą ištvers ir pasiliks. Meilė jo mumyse, visą keičianti jėga, stipriai dega širdyse, kaip liepsna. Dievo meilės dovana, jis atidavė save, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Jo meilė amžina, jo meilė nesibaigia niekada. Jo meilė, meilė nuostabi. Jo meilė nuostabi. Surado ir pripildė mano širdį. Ji tikrai nuostabi. Meilė kantri Ir maloni. Meilė yra Nepavydi. Ji tikra, Be galo stipri, visą ištvers ir pasiliks. Meilė jo mumyse, visą keičianti jėga, stipriai dega širdyse, kaip liepsna. Dievo meilės dovana, jis atidavė save, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. O meilė jo mumyse. visą keičianti jėga, stipriai dega širdyse, kaip liepsna. Dievo meilės dovana, jis atidavė save, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Meilė jo mumyse, visą keičianti jėga, stipriai dega širdyse, kaip liepsna. Dievo meilės dovana, jis atidavė save, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Dievo meilės dovana, jis atidavė save, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. jo džiaugsme, kad gyventume jo džiaugsme, mes visada. Kasdieną jo džiaugsme, Kad gyventume jo džiaugsme. mes visada. Halleluja.
karalių. Labas rytas, melsimės už poreikius dabar, o prieš tai aš norėčiau truputėlį pasakyti apie tai, kad mes susirenkam jo vardu, viešpaties vardu ir viešpats kalba. Ir kaip mes dabar giedojam, trokštų pažinti tave. Už tai mes ir ateinam, aš manau, čia, kad pažinti jo, išgirsti, ką jis kalba mums. Ir va šiandien susirinko tiek nemažai, o ketvirtadienį susirinka ne tiek daug, bet viešpats irgi kalba. Ir jeigu neturit galimybės ar ateiti, tai bent paklausykit įrašus. Ir viešpats tikrai kalba. Ir šį ketvirtadienį aš irgi neturėjau galimybės būti šitoj vietoj, bet klausiau įrašą ir ten Edvardas kalbėjo apie pavydą ir taip trumpai, bet aiškiai, labai aiškiai išdėstė tą temą ir galima buvo praanalizuoti savo širdį. Ir atrodo, jis kalbėjo ir toks klaustukas, o kągi, jeigu iš tikrųjų širdį pavydas, o kągi tada daryti? Atrodo, tas klausimas kaip ir neatsakytas. Ir žinokit, šventoji dvasia veikia ir išėjo šlovinimas giedoti ir tokia giesmė, kad šventai gyventi tau, kasdieną mirti savo. Tai atsakymas į tą, kad šventai gyventi viešpačiu, o tam, kad taip gyventi šventai, reikia kiekvieną dieną mirti savo. Ir viešpats kalba, ir dabar įsiklausykime, mes giedam, mes kiek širdies įdedam į tas giesmes. Jeigu mes iš tikrųjų įdedam, tai mes dabar jau ir pasimeldėm iš tikrųjų. Viešpatie, trokštų girdėti tave, trokštų išgirsti, ką tu kalbi, mokyk mane. Ir tiek daug poreikių šiandien surašyta. Viešpatie, mes ateinam su šitais visais poreikiais, viešpatie. Mes atnešam tavo akivaizdą ir prašom tavo atsakymų, viešpatie. Tai būna tavo valia mūsų gyvenimuose, viešpatie. Iš tikrųjų padėk mums gyventi tau, viešpatie. Padėk mums mirti savo, viešpatie. Padėk mums, Dieve, vaikščioti tavo keliais, taip kaip tu moki, viešpatie, ieškoti tavo veido. Klausyti, ką tu kalbi, mokytis, viešpatie, iš tavo žodžio, Dieve, padėk, viešpatie. Ir ateik į mūsų gyvenimą su savo atsakymais, į mūsų artimųjų gyvenimus, viešpatie, ateik su savo permainą, viešpatie, ateik su savo išgelbėjimu, viešpatie. Tu žinai kiekvieną širdį, kuris surašė šitus poreikius. Tu žinai, kas trokšta tavo atsakymų, viešpatie, Dieve, pažvelk, viešpatie, atsakyk, viešpatie. Atsakyk taip, kaip tu vienas gali atsakyti, Dieve. Mes pavedam tau kiekvieną tą širdį, viešpatie. Mes meldžiam už tos artimuosius, kurie galbūt nepažįsta tavęs, kurie dar tiek laiko ir neatsigręžia į tave. Dieve, mes meldžiam, paliesk jų širdis, paliesk, atsakyk, viešpatie. O Dieve, mes prašom, Dieve, kas šiandien šaukėsi sveikatos, viešpatie, tiek daug šiuo metu sergančių, viešpatie, tu prisiliesk, viešpatie, nes tavo aukos užtenka tam, kad mes būtumėm išgydyti, kad mes būtumėm išgelbėti ir išlaisvinti, viešpatie, Dieve. Ir mes pasitikim tavimi, viešpatie. Mes meldžiam už tos žmonės, už Janiną prašom, pagal jos maldavimą į prašymą, Dieve. Mes atnešam ją tavo akivaizdą, mes prašom, viešpatie, atsakyk į jos prašymą, į jos tą šauksmą širdies, viešpatie. Išgydyk ją, išlaisvink ją, viešpatie. Prisiliesk prie jo šiandien, Dieve brangus. O Dieve, mes prašom, viešpatie, už vaikus, kurie serga, kuriems sunku. Viešpatie, aš meldžiu už tos vaikus, kurie palikti tėvų, viešpatie. Tuose globos namuose, viešpatie. Kiek ten daug problemų, Dieve brangus. Mes meldžiam, gelbėk tos vaikus, viešpatie. Mes prašom už valdininkų širdis, viešpatie. Duok jiem jautrumo, Dieve. Prašom, viešpatie.
tavo išgelbėjimo, į tavo malonės, Dieve brangus. Meldžiu už Ramintą, Viešpatie, gelbėk ją iš visokios tamsos, Viešpatie. Gelbėk, Viešpatie, tu žinai jo širdį, tu matai, kas juose darosi, Dieve. O Viešpatie, prašau, prisiliesk ir išvaduok iš bet kokios tamsos, Viešpatie, kuri dabar užpuolė ją, Dieve. Prašau, Viešpatie, tavo pagalbos, Jėzau brangus. Prašom mes, Viešpatie, už mūsų kraštą, Viešpatie. Ateik, išgydyk mūsų žemę, Dieve. O Viešpatie, išvaduok, Viešpatie, iš visokių neteisybių, kurie dedasi aplinkui, Dieve. Ateik su savo išgelbėjimu čia, Viešpatie. O Dieve, mes prašom už valdžias, už vyresnybę visą, Viešpatie. Mes prašom tokiem jautrą širdį, Viešpatie, kad jie iš tikrųjų tarnautų tautai, kad jie teisingus įstatymus ruoštų, Viešpatie. Mes prašom tavo malonės. O Dieve, tavo išminties mes jam meldžiam, Viešpatie. Dieve, taip pat šiandien atnešam Izraelio tautą. Viešpatie Jėzau, mes prašom taikos Jeruzalei. O Dieve, pagal tavo žodį šiandien atnešam tą tautą. Ir prašom, Viešpatie, ateik su savo ramybė. Ateik, Viešpatie, su savo išgelbėjimu. Atgręžk jų širdis į tave, Viešpatie. O Dieve, dėkojam tau už viską. Dėkojam už tai, kad tu tiek daug dėl mūsų padarėjai. Dėkojam Jėzaus vardu. Amen. Prašom, brangieji, prisėskit truputėlį. Turėsim žodį dėl paaukojimo ir aš tik truputį informacijos. Dar pas mus pirmadieniais būna malda. Šiandien mes susirenkam 18 valandą, tai kviečiame prisijungti, sudalyvauti, melstis. Tikrai aš džiaugiuosi labai, žinot, labai įdomus yra momentas, kada galvoji apie žmonės. Ir tu žiūri taip, jis taip tarnauja, tas taip juda, tas taip. Ir atrandi žmogų, kuriam brangi yra malda. Žinokit, tai galvoju, ačiū tau, Dieve, už tokį žmogų. Ne kiekvienam galbūt tokia dovana, bet yra. Ir taip sakant, tas, kuris kitom dovanom tarnauja, jis nieko neprastesnis. Bet, žinot, žmogus, kuriam rūpi kiti žmonės, kuris neabejingas kitų pergyvenimams. Ir tu žinai, ir kada tu su tokiu žmogum susikontaktuoji, sakai, o tu norėtum melstis už kitus? Jis sako, jo. O jeigu aš tau tokią informaciją atsiųsčiau, kaip tu? Oi, gerai, aš pasijungsiu, taip, būtinai. Ir žinot, širdį būna kažkoks toks įdomus jausmas, toks džiaugsmas, ir sakai, Dieve, kaip tai yra nuostabu, kad kažkokie žmonės, kurie nežino vienas kito, bet jie negali būti abejingi, jie stoja maldoje, sako, aš vaikštu savo namuose ir meldžiuosi. Aš šaukiuosi Viešpaties už kiekvieną reikalą, už kiekvieną prašymą. Taip, kad ačiū, brangieji, jums, kurie patarnaujat prie šito mūsų poreikio, to tarnavimo su malda. Tikrai kiekvienas jūsų pasitarnavimas yra reikalingas ir jis net toks pat. Kiekvienas savai pasitarnaujate. O tie, kurie taip pat galite ateiti ir pirmadieniais, tai tikrai ačiū, kad galite ateiti, kas stovit maldose su pasninkais. Taip pat tikrai Dievas te laimina ir tikrai aš žinau, kad Viešpats mato kiekvieną iš jūsų. Ir tai yra reikalingas tarnavimas Viešpačiui. Ačiū Dievui už jūs. Būkit palaiminti tame. Ir dar tokia informacija. Pas mus nusimato krikštas mėnesio pabaigoje, vasario mėnesį. Matot, galima sakyti, vasarį taip šalta. Da pas mus, matot, koks vasaris. Sakau, jau reikia vadinti pavasaris jau. Beveik. Jo, kad kaip ir pavasaris dabar. Kiek ten bus toliau, matysim, bet kol kas palyginus nešalta. Bet krikštas, nebijokit, jis nevyks Eketėj. Kaip Rusijoje, tai Eketėj žmonės neria į Eketę. Mes tai turėsime, paprastai darom žiemos laike, Baptistų bažnyčiai yra pas jos viduj patalpoje tokia
vieta, vandens ten pripildoma, toks baseinėlis ir ten mes krikštėm. Taip, kad galit nebijoti ir aišku suprasti tai, kad tas krikštas tai yra, šiandien va su vienu žmogum kalbėjom, sako jisai, o kaip aš vaikas buvau pakrikštytas, parodė dar ant rankų, va taip sako, mane atnešė. Sakau, nu matai, tas krikštas, nei tu žinojai, nei tu supratai ir tu, ką tu ten galėjai pasišvesti Dievui, pasakyti sąmoningai, kad aš vat atsiriboju nuo pasaulio, renkuosi Dievę būti su tavim. Nu padarė apeigą ir padarė. Bet va dabar krikštas, kada tu tiki, kada tu supranti, ką tu darai, tu sakai, vat kaip buvo paminėta šiandien, aš mirštu Viešpatie nuodėmiai, pasauliu ir renkuosi gyventi su tavim. O čia jau yra stipru, brangiai. Ir kažkodėl tai, kada tas vyksta, paprastas veiksmas. Aš niekada negaliu užmiršti, mes buvom tada prie Metelių ežero Alytaus rajone, pūtė toks vėjas, stiprus nuo ežero, bangos buvo. Ir stovėjom mes ant kranto, o kiti gerokai turėjo pabristi už tai, kad buvo negilus, toksai nestatus krantas ir gerokai reikėjo paeiti, kad būtų iki juosmens vandens, kad krikštyti. Ir nelabai girdėjosi, ką ten kas kalbėjo jau tie krikštytojai. Bet mes čia stovėm ant to kranto, žiūrim žmogus eilinis, vėl brenda į tą vandenį. Ir aš pasižiūriu į mane šalia stovintį su ašaromis, žinai. Kažkas tokio, žinot, kažkas tokio daugiau negu paprastas įbridimas į vandenį. Ką mes nesam įbridę į vandenį, nesam buvę prie ežero, bet čia yra kažkas daugiau, brangieji, tame. Viešpas taip pasakė, jis taip numatė. Tai yra meilės atsakas jam. Jis vertas to. Taip kad pagalvokit, jeigu dar nesat žengę to sąmoningo žingsnio, prisijunkite, duokit žinią, kad jūs to norite. Pasižymėkit, mes turim tokį sąrašą, sudarom, kad meldžiamės už jūs ir jūsų duomenų mums reikia, kad žinotume, kad jūs toks esate. Taip po tarnavimo kažkaip tai duokit žinią šiandien ir kitas dienas. Tai ačiū už dėmesį ir tada dėl paaukojimų. Labas rytas, iš tikrųjų tikrai šilto. Noriu papildyti pirmą irgi pastorą Rimantą dėl maldos. Taip pat nesenai irgi skaičiau kasdieninį skaitimą Evangeliją ir iš Evangelijos Luko taip pat apie maldas. Pastebėjau, kaip sakė Kristus, kadangi pas juos irgi, kaip ir pas mus gyvenam pasaulyje ir užtenka iš tikrųjų tų kritinių situacijų, išbandymų. Ir kada Jėzus buvo, jis žino, kad jau bus išbandymai, kritinė situacija pasibuvo, tai kryžius, kaip jis prieš kryžių, prieš Getsemanijos sode, kaip pasakė jis Petrui, sako, Petrai, aš už tave melsiuos, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. Ir kada jie atėjo, toliau rašo prie Getsemanijos sodo, ne? Ir paliko mokinius, sako, melskitės, ir aš einu melstis, bet ir sako, kad nepakliūtume į pagundą. Melskitės, kad nepakliūtume į pagundą. A prieš tai jis Petrui pasakė asmeniškai, Petrai, aš už tave melsiuos, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. Kadangi tai yra labai svarbu, kadangi aš suprantu, kad yra tokių dienų palaimintų, yra gerų situacijų ir mes gerai jaučiamės, bet jūs gyvendami šiam pasaulyje, tas negalestingas gyvenimas, galima čia nesunku padaryti balansą, kada ar man daugiau sunkiau ar geriau. Ir iš tikrųjų Kristus nepaliktų ir nebūtų tokius, vos, ačiū Dievo, kad tai bažnyčia, vos kaip principas, nes sistema yra, pavyzdžiui, laisvai ateiti pirmadienį pasimelst, kadangi tai yra kaip ir kūnas, kaip maldoj susiliejam, kaip maldoj susipažinstam ir sustiprėja tas ryšys iš tikro, a ne kartais sekmadienį ateinam ir čia vienas kitą pamatam ir nežinokom, tam kvimpuoja jinai arba jis. Bet per maldą mes susipažinsim, per maldą mes tapsim vieną. Ir ką tu žinai, kad tu, aš manau, kad per tokius maldos, kuo greičiau įgausi šventosios dvasios krikštą ir pradėsi kalbėti kalbom. Ir kad tavo tikėjimas paskui visą savaitę nesusviruotų. Ir kad nepakliūtum paskui pagundą, kada vėl reikia važiuoti kažkur dirbti arba mokytis. Ir kada aplinkui būsi vienas tik toks krikščionis, sėdėsi. Įsivaizduojat, kviečia, ateik, mes irgi su broliais, nors mes Kėdainiuose bendruomenė mūsų reabilitacijos centras gyvenam, bet mes irgi apsisprendėm, sakysim, pastoriau, tai nors davai, kartą per mėnesį mes atvažiuosim, kadangi yra brolių taip pat, kurie nori melstis, nori tarnauti ir mes tikrai taip irgi darysim.
kad būti galų gale viena bažnyčia, kad žinotų daugiau žmonės, kas yra bažnyčia, kad jungtųsi. Dabar jūs sesę papildysiu. Apie kraštą. Galvoju, čia geras žodis. Sesė kaip meldžiasi, sako, už kraštą. Viešpatie palies mūsų Lietuvos kraštą. Ir irgi skaičiau Evangeliją ir radau vieną istoriją. Gan keista. Aišku, būna skaitom ir kai kurios istorijos mus tikrai stebina. Bet tai yra paskui gyveni ir žiūri, kad tai yra iš tikrųjų principai. Atrodo, kraštas, reabilitacijos centras, 10 metų, pavyzdžiui, vietovė, gyvenam, tikrai žino kaimynai, kas mes tokie, atvažiuoja svečiai, darėm ten pusiau tokiais evangelizacinius tarnavimus. Ir vis tiek šiandien tie kaimynai, gal keistymės jiems, ten dar užeina tas vyrukas ir gal kažką ir paima, neatsiklausęs būna, girtakliauja, ir kaip ir nekabina jų. Nekabina tie liudijimai, tvora prie tvoros, įsivaizduojat? Jų kvietėm kiek sykį ir nekabina, man irgi tas stebina. Bet vėl sutinku rašte, tokia pat istorija, kaip svarbu kraštas. Bet yra viena paslaptis. Reiškia, tai istorija iš Morkos Evangelijos 5 skyriui. Jie priplaukė ežero krante, Gazariečių krašte. Jam išlipus iš valtį, to jau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyvena kapų rūsiuose ir niekas negalėjo negrandinėmis jos rakinti. Visą istoriją skaitysiu dalimis. 5 eilutė. Per kiauras naktis ir dienas jis baistydavosi po kapinis ir po kalnus klikdamas ir daužydamas save akmenimis. Įsivaizduojate, koks žmogelis? Ir reiškia, iš tolo pamatęs Jėzų atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti. Ko tau iš manęs reikia? Jėzau, aukščiausio Dievo sūnau, saidinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs, išeik netyroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o ko tu vardu? Jis atsakė, mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Bet jie buvo, tas žmogus buvo, jeigu gadariečių arba garaziečių kraštas. Reiškia kraštas. Ir tame krašte mes paskui iš istorijos matom, kad tam krašte taip pat gyvendavo žmonės. Aišku, ten gali būti irgi sumaišytas su paganybė ir kadangi jie augindavo kiaulės ir taip toliau. Ir Jėzus ten ėjo, bet buvo žmogus. A jūs galvojate, dabar legionų nėra? Būna, žinokit, taip pat, aišku, gal švilniau, bet geresnis gal vaizdelis, negu gal pas jį buvo. Atveža būna kaip reabilitacijos centrą kokį vyruką arba pats ateina piešęs ir išpurta iš vidaus, kaip koks kvapas ofise ir kaip atrodo žmogelis. Yra. Ir įsivaizduokit, toliau, jam neprašus, Jėzus panorėjo ir ką? Išgydė jį. Aišku, kaip ir tvarkoja. Viskas, bet toliau man kas domina ta istorija, kadangi kiti žmonės, kaip ir kas ganė kiaulės, kurie nubėga, tie žmonės ir papasakoja to krašto gyventojams, žiūrėkit, kas atsitiko, buvo tas atsimena, ten nežinau kiek metų, nesako raštas, kiek metų jis ten taip sirgo ir buvo apsėstas. Ir jie atėjo pamatyti, kasgi iš tikrą, ir iš tikrą jie nustebino jų, kad jie matė tą žmogus apsirengęs, sveiko proto, gal kalba su Jėzum ir lygtai kaip ir, Dieve, koks liudijimas, ne? Kaip čia reikia susidomėti, kaip čia Dievo jėga veikia. Bet ką minėjau, kraštas, įsivaizduokit, kaip ir mūsų kaimynai. Tengi tiek žmonių praėjo, tiek apsistų ir visokių vaidų buvo. Taip pat jie matė, kadangi yra ryšys, vis tiek vienas kitą padedam, kaip ten nebūtų. Ir tie žmonės kažkodėl, ne, Jėzau, pasilik, pamašlau dabar mums, dar kažkaip. Bet tie žmonės, ne, parašyta konkrečiai šito istorija, kad jie sako, paprašė Jėzo, ką, išeiti. Ne, sako, išeik. Bet tas žmogus įtikėjo. Jis iškart norėjo eiti su Jėzumi. Bet Jėzus sako, ne, eik ir liudyk, eik ir siek, viskas tvarkoja. Bet man domina, kodėl? Kodėl matydami būna žmonės ir dabar iš tikrą didelius stebuklus. Jie žinojo tą apsistasį. Ir sako, grandinėmis tie žmonės jis rakindavo, bet jis turėjo tiek jėgų ir viskas, ir jie bijodavo. Bet dabar mato stebuklą. Sveiko proto, apsirengęs
gali jau galbūt pratingai kalbėti, žino, kad tai padarė Jėzus, žmogus šitas, jom būtų įdomu ir pakalbėti gal, bet ne, sako, išeik iš to krašto. Žiūrėkit, kraštas. Ir kas parašyta, kas įdomiausia, žiūrėkit, kada Jėzus išvarė tos demonus, jo, demonai kalba. Ir jie kalbėjo su Jėzumi. Jie kalba, žiūrėkit, 10 eilutė. Ir legionas mūsų daug, ane? Ir pradėjo labai prašyti nevaryti jų iš to krašto. Įsivaizduojat, visų pirma, demonai prašė Jėzų nevaryti jų iš to krašto. Žiūrėkit, ir 17 eilutėje jau žmonės prašo, žiūrėkit ką, tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Čia nieko nenoriu pasakyti apie Lietuvą, dar kažką, bet čia pamastymui. Visų pirma, demonai prašo iš to krašto jų neišvaryti, ir paskui tie patys žmonės sako, ne Jėzau, eik iš mūsų krašto. Ir vat kaip sesė, aš iš karto įsidėmėjau, kraštas, tas žodis, kraštas, vietovė, miestas, tauta. Įsivaizduojat, ir pagal teologinę istoriją yra toks manimas, šitas kraštas, gadariečių manimo yra tas kraštas, kada labai senai, kada tauta ėjo su Moze, išėjo iš Egiptą ir jie jau ėjo, ir čia vieni iš tų žmonių grupė, kurie sakė, ne Moze, užteks mums tų nesąmonių, eik tu su savo įstatymu, toliau su savo dievu, a mes pasiliekam čia, o šitam krašte. A tu eik toliau, tegul Dievas toliau tau rodo stebuklų, taip toliau. Yra manimo, kad šitas kraštas yra ir iš kartos į kartą, įsivaizduojat, kas dėdavosi. Aišku, ir jeigu atstumė Mozę, atstumė įstatymą, atstumė Dievą ir taip toliau, ten iš tikrą tauta tai buvo sumaišyta. Ir paskui atėjo dar sykį šansas žmogui arba kraštui. Kristus atėjo, parodė ženklą į stebuklą ir vis tiek, kaip prakekimas, iš kartos į kartą. Iš kartos į kartą. Ir čia visai rimtai. Ir čia ačiū Dievui, kada atsiverčia kažkos giminaitės. Ir kad galų galėtas prakekimas jis panaikina. Kadangi žmogus tą kartą gali būti ir verslininkai, belekas, gydytojai, bet kitą kartą gali būti narkomanai, alkoholikai, visiškai suniokinti žmonės. Kadangi realus dalykas, jo nepakeisi, tai jau viskas, tai yra. Prakekimas jis iš kartos į kartą. Ir ką reiškia priimti Jėzų, tu ne tik išgelbėsi savo gyvybę, bet jau yra šansas, kad kažkas, gal visa tavo giminystė bus išgelbėta. Įsivaizduojat, kadangi yra pažadas. Įtikėsi tu ir įtikėsi tavo namai, bet čia reikia kantrybės ir melstis. Ir nepraras šansą. Kviečia bendruoju maldai. Gal sunku atsikelti, vienam melsis, ateik va pirmadienį. Taip ir taip melsis, kur dėsi. Tai va, dabar, kas dabar? Dabar paaukojimai. Kad elektrą net jungtų, aišku, šilta, bet bus tamsu tada. Per vidurį 10 ir šalia esančius laisvi paaukojimai. Ačiū.
Dėkojam Tau viešpatie, kad Tavo žinioja mūsų gyvenimai, kad Tu laikai mūsų savo rankoje viešpatie ir leidi mums atsiverti mūsų širdyse. Dėkojam už mūsų šlovintojus, šlovinimą šitą, už tas giesmės, kuriuose Tu kalbi mums viešpatie, Tu uždegi mūsų širdis. Tu mokai mus trokšti Tavęs, artintis prie Tavęs, verštis prie Tavęs. Ačiū viešpatie, vesk savo dvasia šventąją mus. Tegu mes neapsiribosime tik tai sekmadieniu, kad Tave šlovintume. Tegu mes eisim toliau. Tegu mes darysim daugiau pažangos visame kame. Vesk dvasia šventoji. Ačiū už kiekvieną dovaną viešpatie. Ačiū už kiekvieną žmogų, kuris prideda ranką prie arklo ir kuris nesižvalgo atgal. Dėkojam už mūsų tvarkdarius, kurie parašė viską. Dėkojam už tos, kurie tarnauja su vaikučiais. Viešpatie mano, te bus jie palaiminti. Dėkojam viešpatie už kiekvieną, kuris darbuojasi prie pulto, prie to reguliavimo. Viešpatie, ačiū Tau. Dėkojam už tos paukojimus, kuriuos mes galėjom Tau atnešti. Viešpatie, šlovė Tau. Te būsim apjungti viešpatie vienoje dvasioje Tavo meilėje ir te pašlovinsim Tavo vardą viešpatie. Būk išaukštintas. Tik Tau vienam te būna visa garbė. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandieną, kada mes giedojam tas giesmes, aš žiūriu, kad ir viena, ir kita, ir trečia giesmė apie tokį degimą, kad degtume viešpačiui, apie tą ugnį. Ir tai yra taip ir įdomu, kad ir tą temą, kurią aš noriu kalbėti irgi, taip ir aš pavadinau Dievo meilės ugnis. Įdomu, kad Edvardas, kada kalbėjo ketvirtadienį apie pavydą, irgi, kaip jau buvo minėta, įdomiai buvo nušviesta ta dalis ir kad, kaip sakant, parodė ta blogoji pusė, ta pavydas, kuris atneša problemas, negerovės. Ir po tarnavimo vienas iš jaunimo vyrukas toksai, sako, galėčiau paklausti, sako, bet parašyta, kad Dievas yra pavydus. Tai sako, gal tas pavydas ne vien tik tai turi blogą reikšmę. Nu ir aš kažkaip tai, žinai, sakau, jo, taip ir keletą vietų prisiminiau tuo metu. Ir sakau, taip, tai yra ta dalis taip pat. Taip, žinot, va taip Dievas įdomiai, aš dar Edvardui sakau, tai reikėjo pasakyti biškį ir apie Dievą tą dalį. Bet matomai viešpats kaip ir buvo numatęs kitaip kažkaip viską, kad tas būtų, Edvardas sako, įsiplėščiau labai. Ko gero, žinai, aš irgi žiūriu, kad nemažai to rašto vietų ir tikrai yra apie ką čia nais pasikalbėti. Ir žinot, jeigu mes paimsim meilę, tai neužtenka vien tik tai prisiminimų ir tokios minties, myliu arba mylėjau kažkada tai. Tai mes suprantam, kad čia kažkas tai būtų ne taip, kažko tai trūktų tame. Ir kas įdomu, kad joje meilėje yra ir ugnis. Ir norisi kažkaip tai mums apie tai pasikalbėti. Šventam rašte yra kalbama apie tai, kad, pavyzdžiui, apie Jėzų, kad uolumas dėl tavo namų griaužia mane, degina tarsi mane. Yra Jokūbo laiške parašyta, kad uoliai trokšta dvasia, gyvenant jumise. Tai irgi kažkas tokio, tarsi dieviškas pavydas kažkoks, tai kuris šventojo dvasioje pasireiškia ir apaštalas Paulius vienoje vietoje sako, išreiškia taip, sako, aš pavydaliauju dėl jūsų Dievo pavydų. O koks tas pavydas buvo, tai mintis tame, kad nieks nesuvedžiotų, net nuklaidintų, kad tie žmonės išliktų su viešpačiu. Va toksai tas pavydas. Ne tai, kad reiškia kažko bloga tame, kad
tiesiog pavydžiu tau, kad tu kažką tai turi, o tai apie ką buvo jau kalbėta ketvirtadienį. Bet čia kitoks yra. Dievo pavydas noras, kad mes būtume su juo. O troškimas, kad mes neišduotume jo, kad mes neatsitrauktume nuo jo. Ir jeigu tai įvyksta, aš brangiai nuo pat savo įtikėjimo pradžios pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad viešpats vietoj to, kada tu prasižengi, jisai atrodo paimtų ir nubaustų, kaip dažnai žmonės sakė, nu Dievas ten tegu nubaudžia. O ta viešpats net kitaip daro. Jis paprasčiausiai leidžia pajusti, kad tu blogai pasielgiai. Kažkoks tai ateina, šventoji dvasia tarsi būna nusiminus, nuliūdimas ateina. Ir to užtenka. Ir tu galvoji, vau, kažką aš netaip padariau turbūt. Ką dabar daryti? Kur suklydau? Kur aš apsirikau? Ir tas viešpaties pavydas, tas meilė jo, kada tu jauti, kad kažkas prigeso, tu pradedi ieškoti, kur aš suklydau, ką reikia atitaisyti. Ir pabudina viešpats mumise tą uolumą ir tą pavydą, meilėje, tokie yra įdomus dalykai. Ir apie meilę aš dar norėčiau pasakyti dar tokį momentą, kad kada paimkim, yra žmonės, yra vaikinas ir mergina, daleiskim. Ir jie pradžioje atkreipia dėmesį vienas į kitą, paskui jau tai jausmai pradeda stiprėti ir jie pamato, kad jau nebegalės taip toliau gyventi, kaip gyveno, reikės, jau jie kurs šeimą, bus kartu. Šitam dalyke, kas įvyksta, yra artimieji, giminės. Žinot, žmogus, pavyzdžiui, užaugęs šeimoje, jis yra to šeimos vaikas. Yra tėvai, broliai, mamos, kurie tarsi laikyte laiko. Kur tu eisi, kur tu kažkur tai mūsų būsi. Ir jis pats užaugęs tuose namuose. Taip pat ir jinai. Turi savo namus, viską. Užaugus mylima, kažkur eiti. Kažkas irgi laiko. Yra jėgos, kurios laiko. Bet šitą meilę, kuri ateina, jinai verčia žengti žingsnį kažkur tai į naujus dalykus. Į kažką, ko nebuvo, ko, reiškia, dar nežinai, kaip ten viskas pavyks, bet kažkoks tai yra toksai noras, ryžtas, užsidegimas toksai tame, kad kažkas bus vis tik tai gerai. Yra viltis, kad bus gerai, kad nebus man blogiau. Ir tai yra, žinot, galima būtų pasakyti, kažkoks galvotruškiškas dalykas, net nemoku tą tiksliai žodį ištarti. Kad kaip tu taip, kur tu dabar eisi, kur tu čia vyksi. Pavyzdžiui, kai Rebeka, jinai atvažiavo tarnas, pasakė, kad yra pas jo šeimininkas sūnus ir sako, ar keliausi. Žinot, už kelių tūkstančių kilometrų su kažkokiais nepažįstamais žmonėm, su kupranugariais, kažkur keliauti. Bet tam tikri buvo dalykai, kurie tą patvirtino, kurie tai sustiprino ir tas, koks tai buvo pasiryžimas judėti tenais. Ir matom, kad tai buvo nuo Dievo tas dalykas. Paskui viskas matom, kaip susidėlioja ir kad tai viešpats buvo tame. Kažkas tokio yra toje Dievo meilėje, meilėje, kurią jisai duoda. Kažkokia tai yra ugnis ir kažkoks tai yra žengimas į tai, kas neįprasta ir kas keista truputėlį. Iš pašalies žiūrint, kas čia vyksta. Taip yra ir toje Dievo meilėje, į kurią mes esame kviečiami ir jis ir uždega mūsų širdis. Dar vieną momentą noriu pažymėti. Kada mes kalbame, kad meilė, jinai sako, išsiliejo šventąją dvasią į mūsų širdis, ar ne? Per šventąją dvasią jinai buvo išlieta. Ir ne tai, kad mes būtume pamylę, jisai mus pirmiau pamilo. Ir kada tai įvyko į mūsų širdise, kažkas tai, reiškia, užsidegė ta meilė viešpačiui, tai pažiūrėkime, šventoji dvasia, aš jau esu praeitais metais kalbėjęs ne kartą apie tą žibintą, tą šventosios dvasios buvimą
mūsų gyvenime simbolizuoja tas Dievo žibintas, ne, su 7 tom lempom. Ir aš vat kažkaip tai dabar, ruošdamas tai temai, pagalvojau vėlgi, galvoju, taip, yra pavadinimai tų žibintų, yra tam tikras veikimas, yra balansas, yra ten daug visko. Bet vis tik tai, kas tai yra? Tai yra šviesa tame šviečia, apie kurią irgi mes plačiai kalbėjom. Bet yra dar vienas dalykas, kuris kažkaip tai reikia jo nenutilėti, kad yra ir ugnis tenai. Ir jeigu tu per daug arti prieisi prie to žibinto ir įkiši ten ranką, nu žinai, kaip sako vaikai, nekiškit jau ten rankos. Nes nudegsi, ugnis yra. Yra kažkokia tai, kažkas tokio, kas nudegina. Ir taip yra kažkas tokio daugiau negu vien tik tai pamokymas, daugiau negu tik tai geri dalykai, bet yra tame ir ugnis. Taip kad, brangieji, mums reikia, iš tikrųjų, kai mes giedojame, trokštų pažinti tave daugiau. Žinot, brangieji, kažkaip norėjusi dalintis šitą temą, norėjusi apie tai kalbėti ir aš tikiuosi, kad Viešpats mums kartu ir atvers tos dalykus daugiau, kad mes tai suprastume, kad mes taip gyventume. Taip, kad šventoji dvasia tai yra meilė ir yra ir ugnis tame. Dažnai labai, kada man tenka bendrauti su nuteistaisiais, aš giedu tokią giesmę. Mylimas esi, laukiamas esi, tu esi labai brangus. Bet paskui yra priedainis. Jėzus tai tiesa, Jėzus tai šviesa. Jis nuplauna nuodėmės visas. Jėzus tai jėga, Jėzus tai ugnis, deginanti nuodėmės visas. Ir aš kada tą giesmę mes pagėdam su tais vyrais, tarp kitko daugam patinka, viena iš tokių, kurie, sakant, populiaresnių tokių giesmių. Bet aš sakau, vyrai, bet matot, kas yra tame? Jums patinka, kad jūs kažkas myli? Taip. Ugnis. Vat įdomu, kad reiškia, kažkas mane myli ir aš į tą pusę pradedu eiti. Bet kada aš prie Dievo mėginu eiti, aš pajuntu, kad negalėsiu toks pat ir likti, koks buvau. Wow, galvoju, kas dabar bus, man reikės keistis, man reikės kažko atsisakyti. Ir brangieji, va čia, iš tikrųjų, labai teisingai, tikrai reiks atsisakyti ir labai daug ko reiks atsisakyti. Netgi dar daugiau pasakysiu, reikės mirti. Neįsigaskit šito žodžio. Ne tą mirtimi mirti, kurią nuodėmė atneša. Numirti dėl to, kad darai nuodėmės. Nuodėmės alga mirtis. Ir paskui pražūtis. Ne tokia mirtis. Bet mirti nuodėmiai, mirti tam blogiui, tiem prisirišimams, kurie buvo netinkami tavo gyvenime. O šitą ugnis, jinai tą sako. Žinai, brangusis, Viešpats sako, aš tave labai myliu, bet apsivalymas yra neišvengiamas. Aš negaliu pritarti viskam, ką tu darai, kaip tu mastai, koks tu esi, tu turėsi keistis. Ir mums tai būna iššūkis. Ir mes galvojam, tai ką dabar daryti? Gal neisiu. Jeigu neini, pasilieki tam atstumę. Aišku, kurį laiką gali taip išbūti, bet tu matai, kad taip negali tęstis. Arba čia reikia, arba ten. Tu negali būti. Nei čia, nei ten. Ir toks įdomus dalykas čia vyksta su mumis. Luko Evangelijoje, 12 skyriuje, yra tokie žodžiai. Tai būtų 49 eilutė. Aš atėjau pasiųsti ugnį žemėje, arba kitose vertimuose uždegti ugnį žemėje. Ir ko norėčiau, kad ji jau užsilepsnotų. Jėzus atėjo uždegti ugnį ir jis nori, kad jinai užsilepsnotų. Tai brangieji, dabar klausimai tokie tada kyla. Apie ką čia kalbama, kokia tai ugnis ir ar aš irgi noriu, kad jinai liepsnotų. Vat aš pats save, žinot, ruošdamasi šitam tarnavimui,
perėjau tokius etapus, kad man pačiam save reikėjo tikrinti. O kaip aš? Žinot, daug ką galima sakyti, bet vienas dalykas, kada tu taip negyveni, tai yra vienoks kalbėjimas. Bet kada tu pats taip gyveni, tai yra kitaip tada gaunasi. Kitaip tas kalbėjimas mūsų. Tai dabar vat viešpats, jisai norėjo, kad ta ugnis įsidegtų. Apie kokią ugnį čia kalbama? Atsimena turbūt atsitikimą, kada mokiniai, čia yra Luko 9 skyriuje aprašytas tas momentas, kada mokiniai buvo pasiųsti priešais Jėzų ir norėjo tam kaime apsistoti, bet tas kaimas nepriėmė jų, kaip ir va šiandien girdėjome, tas gadariečių kraštas. Nesako, nes matė, kad Jėzus keliauja į Jeruzalę, o jie buvo samariečiai. Tas samariečių kaimas paėmė ir nepriėmė. Ir tada du Jėzaus mokiniai pasakė, viešpatie, gal sako, mes galėtume nuleisti ugnį ant tos gyvenvietės. Kaip padarė Elijas. Ir vat Jėzus tada jiem atsakė. Bet jis atsisuko, juos sudraudė ir tarė, nežinote, kokios jūs esate dvasios. Pasirodo, ugnis ugniai nelygų. Ir toliau Jėzus paaiškina, nes žmogaus sūnus neatėjo sunaikinti žmonių gyvybių, bet jas išgelbėti. Ir jie nesiuntė ugnies ant to kaimo, bet paėmė, pasuko ir nuėjo į kitą kaimą. Į kitas kaimus jos priėmė. Jie nedarė išpolio, jie nedarė konflikto. Nepriima, matot, toje ugnyje, tai yra ne tokia ugnis, kurią kartais žmonėm kyla noras, dabar, kad nužengtų, žinai, tą ugnis ant jo. Ne tas, čia ne tas, brangiai. Čia yra kitokia ugnis. Ir dabar pasižiūrėkime apreiškimo knygoje, apreiškimo 2 skyriuje. Ir čia būtų 4 eilutė, nuo 4 eilutės. Čia kalba Jėzus Efezo bažnyčiai ir taip sako, 4 eilutėje. Tačiau aš turiu kai ką prieš tave, nes palikai savo pirmąją meilę. Todėl prisimink, nuo kur esi nupuolęs ir atgailauk, kad darytum pirmosius darbus. O jei ne, aš greitai ateisiu pas tave ir pašalinsiu tavo žvakidį arba žibintuvą iš šios vietos, jei net gailausi. Tai ką aš matau šitoje rašto vietoje ir taip pat paskui dar kitos rašto vietos, jos irgi parodo mums. Ir man ties dalykas atsiveria, kad tai yra ta ugnis, tas užsidegimas, tai nėra tiesiog, aš sėdžiu ir myliu, arba tenais tikiu, arba, su viešpačiu gyvensiu. Bet tai yra tai, kas skatina aktyviam veiksmui. Šita bažnyčia Efezo, jinai judėjo neblogai, jinai darė kažką tai, bet per visą tai jinai apleido kažkokios tai dalykus. Kažkas buvo apleista. Ir viešpats jam sako, taigi dabar atgailauk ir daryk tos pirminius darbus. Reiškia, tai yra konkretus dalykai. Tai nėra taip, kad aš svaigstu viduj toksai. Kaip aš ten užsidegęs, koks aš ten, reiškia, pergyvenimus kokios tai turiu. Galbūt tai ir taip gali būti. Bet šiaip tai šita meilė Dievo, kuri ateina į mūsų gyvenimus, jinai skatina mus veiksmui konkrečiam. Matot, pačioj pradžioj, kada Evangelija ateina, ką sako? Atgailaukite ir tikėkite Evangeliją.
Ir kada žmonės atsiliepia į tą, kažkas pradeda vykti toliau jų gyvenime. Taip pat ir čia, kada jau žmogus paeina su viešpačiu, bet ateina kažkoks tai apsnudimas, apsileidimas, viešpats sako, atgailauk dabar, atsigręžk, daryk tai, kas turėtum daryti, prisimink, ką tu darėjai anksčiau, kokia ta buvo pirmoji meilė, tas užsidegimas dėl Dievo ir daryk šitos dalykus vėl. Ir tarsi šituose, tame, apie ką mes čia kalbame, tarsi būtų toksai ženklas, nesustok. Jeigu yra, žinot, ten sustoti, kaip sakė, sustoti draudžiama, ne? Tai va kažkas panašiaus. Sustoti draudžiama. Ir toks pavyzdys yra šventame rašte, Jeremijo būtų knygoje 20 skyriuje. Aš norėčiau dar jį paminėti. Jeremijo 20 skyrius ir 9 eilutė. Tada aš tariau, apie jį nebeužsiminsiu ir nebekalbėsiu jo vardu, bet jo žodis buvo mano širdyje, buvo kaip deganti ugnis, uždaryta mano kauluose ir aš nuvargau nuo susilaikymo ir negalėjau sulaikyti. O kodėl tokie, kas čia nutiko ir kas čia per situaciją? Jeigu jūs paskaitysite 20 skyrių, tai Jeremija susidūrė su pasipriešinimu labai dideliu. Pranašams laiks nuo laiko taip atsitikdavo. Kažkas priešindavosi jų žodžiams, kažkas norėjo jam pakenkti, kažkas norėjo netgi nužudyti juos. Įvairių tokių dalykų atsitikdavo. Ir Jeremijas, žinot, sako, kalbu, kada aš pradedu kalbėti, prieš mane sukyla didžiausias pasipriešinimas, didžiausias karas sukyla. Tada sako, galvoju, nekalbėsiu, patylėsiu. Ir vat kada jis bandė patylėti, sako, buvo manyje tarsi ugnis mano kauluose. Ir aš, sako, pavargau be gesindamas. Ir aš nieko nebegalėjau padaryti, aš toliau turėjau kalbėti. Aš manau, brangieji, jūs suprantate, apie ką kalbama. Kiekvienas iš mūsų su tos dalykus susiduria. Kada mes pradam tikėti, mums atrodo taip su džiaugsmu eisiu, pasakysiu vienam, pasakysiu kitam. Ir būni nustebęs, kada susiduri su pasipriešinimu, su nepriėmimu, su tokiu šaltumu. Ką tu čia nesąmonės kalbėjai, ką tu čia nusišneki, ką tu čia prisigalvojai, ką tu čia šventesnis už kitus. Ir iš karto daug labai opozicijos. Tu susiduri su tokiu šaltumu. Tave tarsi nupila nuo galvos iki kojų, su šaltu vandeniu, tave bando užgesinti. Ir tu pats kitas iki darydamas tai galvoji, gal be reikalo, ką čia stengiuosi, ką man reikia, aš tik tai problemų turiu. Iš tikrųjų, su vienais, su kitais, su trečiais gaunasi iš visų pusių. Nelengva. Pradedi gyventi dorą gyvenimą, reiškia, turi kitiems sakyti. Jeigu, reiškia, ta dalis tvarkoj, paskui pradedi be darbo santykiuose. Vėlgi tu žiūri, kad nebegali, jeigu anksčiau sukčiavai ten kažką darė, nebegali to daryti. Ir iš visų pusių problemos prasideda. Gal tylėsiu, nieko nebekalbėsiu, nes tai atneša problemas. Bet sako, ta ugnis, jinai, aš pavargau be. Žinot, brangiai, mes tikrai pavargsime, jeigu mes neleisime reikštis viešpačiui. Jeigu mes gesinsime šventą dvasią, sako, negesinkite dvasios, būkite liepsnojančios dvasios. Brangiai, jeigu buvome prigesę, aš galiu pasakyti, brangiai, kad aš galvodavau apie mūsų bažnyčią, tikrai iš vienos pusės esam sėkmininkiška bažnyčia, kuri trokšta šventos dvasios dovanų, iš kitos pusės, kada tenka pabūti gale. Pastorius Rytis, toks momentas buvo, jis čia meldžiasi, Dieve, padėk čia, laimink. Ten aš būnu gale, tylu. Žmonės stovi, ar jie meldžiasi, ar jie gal tik mintyse, kažkodėl tai nėra, kaip pasakytum, kad matytųsi, kad tas degimas yra troškimas arba užsidegė maldoje. Nesijaučia. Brangiai, tai aš, kaip sakant, nenoriu ir užsipulti arba priekaištauti dėl to, bet
yra skirtumas tarp to, kada mes užsidegę ir kada ne. Ta pati giesmė, tą pačią giesmę tu gali sugėduoti ją, viešpatie, aš myliu tave. Ir tu gali sugėduoti ją su užsidegimu. Ir tai yra didžiulis skirtumas, aš manau, ne? Kiekvieną dalyką pasirodo, brangiai, kada apie tos dalykus aš galvojau, pasirodo, kad aš pažiūrėjau į viešpatį, žinot, kaip jis viską sukūrė. Jis padarė viską iš meilės. Ir kadangi jis tai padarė, kiekvieną paimk mažiausią, galvoju, bus kokia gilytė, nėra nė vienos. Kai tas į lapelį kokį tai pasižiūri, mažiausias lapelis, į tai jisai kaip jis padarytas visas. Visur meilė įdėta. O jeigu meilė, tai ir ugnis, brangiai, yra tame ir ta dalis. Dievas padarė viską, suprantat, iki galo. Jis padarė iš visos širdies. Į save patį pasižiūriu, kaip sukūrė. Viskas padaryta va taip. Tai kaip aš galiu būti kitoks? Kaip aš galiu būti tas, kuris užgesinu ir sakau, čia ramiai aš abejingai veiksiu. Ne iš visos širdies darysiu. Ne, brangus broli, nebūk tas, kuris užslopini, nebūk tas, kuris užgesini, būk tas, kuris susidegęs, būk karštas. Ką bedarytum visuose dalykuose, tegu tai bus su užsidegimu, tegu ta uolumo, meilės ugnis dega širdise. Tegu mes būsime užsidegusi bažnyčia. Ir va šitas ženklas, apie kurį aš paminėjau, nesustok. Tegul nesustabdys niekas, už tai, kad yra daug aplinkybių. Matot, ta moteris, kuri ateidavo prašyti užtarimo pas teisėją neteisingą, jinai galiausiai prasimušė tenais. Atsimenat tą istoriją? Galiausiai tas teisėjas sako, tokia moteris įkyri, kad gerai, padarysiu, kaip jinai prašo, apginsiu aš ją. A ką toliau viešpats sako? Sako, jūs girdite, ką pasakė neteisingas teisėjas? Sako, tuo labiau viešpats, jisai apgins savosius, kurie šaukėsi jo dieną ir naktį. Bet žmogaus sūnus sugrįžęs ar beras žemėje tikėjimą. Matot, brangiai, kad apgins, tai apgins. Kad išspręs, tai jis tikrai išspręs. Galbūt užtruks laiko. Čia ne mūsų reikalas jau žinoti, kiek užtruks kiekvieno iš mūsų problemų sprendimas. Bet kad jis pasakė, taip jis ir padarys. Bet ar jis ras tikėjimą? Vat matot, brangiai, tas užsidegimas, kada jis yra tikėjimas, kada yra ta meilė širdyje, tai yra ir tas degimas. Bet kada yra prislopsta tikėjimas, tada ir degimo nebelieka. Ir tada tu eini tiesiog, kad eini, darai, kad darai. Bet, brangiai, apsivalykime nuo to. Pašalinkime tas apnašas visas, dėl kurių tokie dalykai vyksta su mumis. Kad mes būtume užsidegę, kaip tas žibintas degantis. Visos, jeigu viena lempa šviečia, dar ne viskas. Visos 7 tenai. Ir visos turėjo būti ryškiai šviečiančios. Dievas te padeda, kad tai būtų mūsų gyvenime. Yra giesmėje tokie žodžiai apie meilę. Jie dažnai skaitoma vestuvių proga, tie žodžiai. 8 skyriuje ir 6 eilutė. Pažiūrėkit, kaip skamba. Giesmių giesmė 8:6. Uždėk mane kaip antspaudą ant savo širdies, kaip antspaudą ant savo rankos. Arba kitose vertimuose gal kaip žiedą ant rankos. Nes meilė stipri kaip mirtis, pavydas žiaurus kaip kapas. Jos žarijos yra ugnies žarijos, turinčios karščiausią liepsną. Daug vandenų negali užgesinti meilės, nei srovės jos negali paskandinti. Jei žmogus duotus visą savo namų turtą už meilę, tai būtų visiškai paniekintas dalykas. Tai viešpas taip, tokia meilė deda ir ant mūsų. Sako, uždėk mane kaip antspaudą ant savo širdies, kaip žiedą ant rankos, nes meilė stipri kaip mirtis. Va ta meilė, kurią mus pamilo. Matot, brangieji, mes galime įvairiai čia kalbėti su jumis. Bet kada mes pažiūrim į Jėzų Kristų, į jo auką, matot meilę, jį nuvedė tenai, ne pikti žmonės, ne atsitiktinumai,
Bet meilė jį tenai nuvedė. Ir jis sako, mylėdamas savosius jis parodė jiems meilę iki galo. Ir toj meilėje buvo kančia. Buvo ir kančia. Buvo skausmas. Buvo ir skausmas. Bet visa tai, brangiai, iki šios dienos, įsivaizduokit, 2000 metų, kalba žmonėms stipriau negu bet kokie pamokslai. Jėzaus auka, jo meilė, nė vienas pamokslininkas taip nepakalbėjo ir taip neišaiškino, kaip Jėzus išaiškino. Nenušvietė taip, kaip jisai nušvietė. Jis sako, kada būsiu pakeltas nuo žemės, jis sako, kalbėjo nurodydamas, kokią mirtimį pašlovins Dievą. Visus patrauksiu prie savęs. Ir prieš tą meilę neatsilaiko nei musulmonai, nei homoseksualistai, nei vagis, nei narkomanai. Niekas. Nei paleistuviai. Niekas. Va šitą meilę. Bet toj meilėje yra ugnis ar ne? Ten yra ir ugnis, brangiai. Ir tas karštis. Vat, Jėzus jisai sakė, sako, noriu, kad ta ugnis įsidegtų. Aš noriu, kad tai būtų. Aš noriu, kad daugiau žmonės nebūtų nuodėmių pavergti, šėtono apgauti, traukti į visokias nesąmonės, bėgantis nežinia dėl ko, pasivadinantis kunigais, užsidėję gražius rūbus, turintis ten turtų savo šventyklose, išorėje pamaldus, o viduje pilni visokios nešvaros. Aš nenoriu, kad tai būtų. Aš noriu, kad būtų tikra viskas, kad būtų visiškam atsidavime, visiškam pašventime, kad aš galėčiau, ką patikėsiu, tą ir būtų tas padaryta. Jeigu patikėsiu pinigus, kad pinigai būtų panaudoti iki cento tiksliai. Jeigu patikėsiu dvasinės dovanas, kad dovanos būtų panaudotos, veiktų ir ne žmonių garbiai, bet viešpaties garbiai. Visame kame, brangiai, jisai tai padarė, jis tai parodė. Ir tegu ta ugnis, kurią jisai norėjo, kad jinai įsidegtų, aš manau, brangiai, mes supraskime, kad tai yra ne tas kažkas, kas naikina. Ne dėl to jinai, reiškia, matot, toj vietoje, jeigu skyrių tą skaitytume toliau, ten Jėzus kalba apie priešpriešą, kurią atneša ta ugnis. Apie tai, kad dabar namiškiai jo priešai, artimieji, reiškia, prieš tą žmogų, kuris įtikėjęs yra. Ateina problemos ir kitas iki tos problemos stabdo mus. Ir mes galvojam, nu tai gal čia kažkas ne taip. Bet brangus broliai sesė, pažiūrėk į Jėzų. Viskas tvarkoj. Jam irgi teko susidurti su pasipriešinimu. Daugelis jo jam nepriėmė, daugelis jam nepritarė. Žinot, kad aš skaičiau vieno žydų autoriaus knygą, ir ten buvo paaiškinta apie tą vardą Nazaretis. Pasirodo, tas žodis, jis ne tai, kad susijęs būtų su ta Nazarečio, ankstesnių, kai buvo pagal Seną testamentą Nazarečiai, kurie nekirpdavo ten plaukų ir kiti buvo pas juos tokie apribojimai. Va, bet tai buvo susijęs su pavadinimu, už tai, kad jis gyveno tam mieste Nazarete. Ir tas pavadinimas, pats tas žodis, tai reiškia, tai tas pats, kas būtų pasakyti kažkas prasto, menko, ko mes nevertinam. Jėzus Nazaretis. Žmonių akyse, tų žmonių akyse, kurie labai išmintingi, kurie labai turtingi, labai daug pasiekė, jų akyse jis buvo, čia kažkoks Nazaretis, labai kažkas menko. Tolygu buvo pasakyti, kad kažkas prasto ir neverto dėmesio. O tai mes, brangieji, rengdamiesi Jėzų, mes natūraliai papuolame į tą sritį, kurioje kažkas mus niekins, kažkas mus nuvertins. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Ar iš tikrųjų Jėzus ir yra nieko nevertas? Ar iš tikrųjų ir yra toksai, žinai, niekam tikęs? Mes dabar matom, kad ne. Ar ne? Vis tik tai, ką jis pasakė, išsipildė. Jeigu jis pasakė, po 3 dienų aš prisikelsiu, jis ir prisikėlė. Tai yra daugiau, negu bet koks žmogus galėtų padaryti. Todėl mes galim, brangiai, visiškai drąsiai pasitikėti jo, sekti jo ir pakęsti tą paniekinimą, kuris neišvengiamai atsitinka, sekant Jėzaus Kristaus keliu. Ir tada ir ta ugnis, kuri mus degina, kuri nepatogi, nemaloni, bet viešpatie, dėl tavęs, šiaip sau nenorėčiau, bet dėl tavęs judėsiu tame. Palaikys mane kvailu, tegul palaiko, palaikys netikusiu. Tegu, viešpatie, man svarbu būti su tavim, svarbu patikti tau. Ir ta ugnis
jinai nekenkia, jinai nepražudo ir niekada, būdami toje dvasioje, mes nenorėsime, kad ant kito žmogaus ateitų bėdos ir sunaikinimas, bet tame yra kaip tik tai gerumas ir meilė didelė, pasiaukojimas, kuris atneša išgelbėjimą ir išlaisvinimą. Ir jeigu šito nėra, brangiai, pažiūrėkime dabar dar vieną momentą, aš jums paminėsiu. Korintiečiam laiške atsimenat, jeigu sako, viską paaukosiu, viską padarysiu ir nėra meilės, kas tada? Tuščias reikalas. Tai yra kaip žvangantis varys ir skambantis simbolai. Tai va, brangiai, arba jeigu darom su meilė, su ta ugnimi, priešingu atveju, jeigu kitaip, tai net ir pačios didžiausios aukos, jos tuščios tampa. Ir dar vieną vietą paminėsiu, pasižymėjęs turiu, patarlėse yra toks žodis, kurie ilgą laiką nesuprasdavau. Viešas papeikimas geriau nei slapta meilė. Kodėl? Kodėl taip sakoma? Ir žiūrint va šito šviesoje, tą, ką mes šiandien kalbame, aš manau, kad tai yra pasidaro aišku. Kad jeigu bus mano meilė tik tokia, kad aš myliu, bet nieks to nežino ir nemato. Jis nieko nedaro. Neveiksminga meilė. Labai myliu, bet nei tu žinai, nei tu girdi, nei tau tai kas nors, kaip nors tau tas padeda. Taip užsislaptinės, kad tai sako, tada geriau viešas pabarimas. Negu tokia meilė. Tegu bus tokia meilė, kuri kažką tai daro, kuri skatina į veiksmą, kuri išjudina kažką tai, kuri priverčia keistis dalykus. Tegu jinai bus tokia, skatinanti veikti. Ir žinot, dar labai įdomus momentas. Gal mes jį galim su jumis paskaityti. Luko Evangelija 24 skyrius. Čia įvykis aprašomas po Jėzaus prisikėlimo, kada du mokiniai ėjo ir jie nesuprato, kažkoks nepažįstamasis ten su jais ėjo kartu, ar ne? Tas momentas. Ir tai būtų 32 eilutė. Ir, žodžiu, kada tas nepažįstamasis prapolė jau, tai jie paskui tada viens kitam ir sako, 32. Ir jie viens kitam tarė, argi mūsų širdis nedegė mumise, kai jis kelyje kalbėjo mums ir kai atvėrė mums raštus. Žodžiu, jie pažino, kad tai buvo Jėzus, bet pavėlavo truputėlį. Bet pasirodo, tada, kada jisai su jais kalbėjo, jie viens kitam sako, klausyk, sako, degė tavo širdis? Jo, į mano. Tai kaip sako, mes nepažinom. Kažkas tokio, matot, jisai kalba, į kažkas su širdim darosi. Koks tai įdomus toksai, mūsų viešpats yra. Jis ne šiaip savo kalba, tu ten, kai buvai abejingas, taip ir lieki. Bet judina kažkaip, tai paliečia tą širdį. Vat įdomu, kada broliai tarnauja, pranašiškas tarnavimas. Vat sako, mano žmona, sako, čia vienas toksai brolis patarnavo, sako, tik paėmė už rankos ir sako, jaučiu, kad toksai ryšys, kažkas tai kaip elektros energija kažkokia tai eina. Kažkas tai prisilietimas Dievo. Arba pranašiškas žodis būna ir liečia. Ir tu supranti, kad tau viešpačia kalba. Vat brangieji, sako, argi nedegė mūsų širdis. Vat matot, jo prisilietimas, o tokį turi požymį, tokia savybė yra, uždega širdį. Ir kada tai įvyko su jais, jie, jeigu tai paėmus, tada buvo įveikę tos dienos kelią, jau buvo vakaras, atėjo į namus, pavalgė, ir dabar tik tai ant šonelio atsigulk ir pailsėk. Bet kada jie atpažino, kas čia su jais įvyko, kada jie suprato, kad čia Jėzus buvo, ta ugnis, kuri buvo jų širdyse, sako, žinai, koks miegojimas, koks sėdėjimas, pirmin. Ir jie
paliko tos šiltus namus ir lėkė į Jeruzalę su žinia. Broliai, Jėzų matėme. Garbė mūsų viešpačiui. Matot, ta ugnis, jinai nėra tokia kaip židinio ugnis, kuri tik šildo ir tu žglembi ir atsipalaiduoji ir miega, užmigdo tave. Bet tai yra kažkas tokio, kas skatina veikti, kas skatina kažką tai daryti, pajudėti, kažką keisti. Netgi palikti labai patogias sąlygas dėl viešpatės, kad padaryti kažką, ko aš anksčiau nedariau. Tai, brangieji, tokia žinia šiandieną norėjau ir pasidalinti su jumis. Norėčiau dabar pakviesti maldai. Tikiuosi, kad malda bus su užsidegimu, kad šlovintai mūsų šlovins su užsidegimu. Aš pasižiūriu, brangieji, kada šlovina mūsų tos sesės, kuris čia priekį stovi, nu atrodo tikrai su užsidegimu šlovina. Kurie tenais gėda jau chore, ne visada, galėtų ir daugiau ugnies būti. O kurie groja va čia, muzikantai, būgnininkas, žiūriu, vienas iki čia jaunimo buvo, reiškia, šlovinimas. Tai sako, taip grojo, kad dūmai pradėjo eiti. Aišku, ten dar efektai įsijungė. Tai būgnininkams pavyksta. Bet norėtųsi, kad ir tie, kurie groja gitarą, nesvarbu, bosas, tokia rimta muzika. Bet irgi, aš manau, kad galima daryti su užsidegimu. Kada vaikams tarnaujame, aš galvoju, kad tai galima daryti su užsidegimu. Kada mes tvarkom čia, ruošiam tas patalpas, brangieji, būkite užsidegę, būkite toj meilėje, būkite su viešpačiu, brangieji, savo namuose, kur mes būsime. Būkime tokie, neškime tą Dievo ugnį, tegu jinai keičia dalykus, tegu jinai veikia. Nes Jėzus norėjo, kad ta ugnis susidegtų. Jeigu jinai degs, brangieji, nereikės daug aiškinimų. Tikrai širdis bus paliestos, gyvenimai keisis. Dėkojam viešpatė, dėkojam, kad tu tai padarėjai, kad tu atneši meilę. Ir kad toje meilėje viešpatė mano viskas keitėsi. Dėkojam, kad kada tu prabilai mūsų širdis buvo paliestos. Jos užsidegė ir mes nebegalėjome jau pasilikti ten, kur buvome. Tu ištraukė mus viešpatė iš mūsų patogaus kasdieninio gyvenimo ir pašaukė mus į kovą, pašaukė mus į misijas, pašaukė mus į iššūkius ir viešpatė mano kūnui buvo nepatogu. Žmogiškai kažkaip atrodo to nesinorėtų. Bet mūsų širdis sako šiandien viešpatė, mums reikia tavęs. Mūsų širdis sako viešpatė, kad atleis, kur mes buvome apleidę šitos dalykus, kur buvome prigesę. Šventa dvasia, ačiū, kad tu ateini primindama mums visą tai, kas reikalinga, kad mes būtume degantis viešpatė, kad mes būtume degančios dvasios, kad tai, ką mes darytume, nebūtų paviršutiniška, nebūtų tarsi ir šiaudų ir medžio, bet jeigu tai bus iš aukso ir brangiuoju akmenų tavo šlovė viešpatė. Būk išaukštintas mūsų gyvenime, kiekvienu iš mūsų asmeniškai šeimoje, kur mes esame. Tegu tas užsidegimas persidos vaikams, tegu persidos anūkams, tegu persidos kaimynams, tegu tai plėsis viešpatė tavo ugnis. Tegu viešpatė Jėzau, kada mes tarnausime ir bažnyčioje, mes būsime užsidegę dėl tavęs. Veik viešpatė savo šventąją dvasią. Dėkoju tau viešpatė, kad pastaruoju metu tu atveri dovanas, prakalbi mums, regėjimais, tam tikrais vaizdiniais, pranašiškų žodžių. Ačiū viešpatė. Ačiū tau, aš tikiu, kad tu tai darysi ir to gausės šitų dalykų. Viešpatė, tegul tai veiks tavo šloviai. Tegul visame bus išaukštytas tavo vardas. Dėkojam tau viešpatė. Mokyk mus judėti tame. Mokyk mus būti mylinčiais, atsidavusiais. Ir nebijoti to, kad tai bus atneš kažkokių problemų. Būk išaukštintas viešpatė. Tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ir brangieji, kurie norėtumėt, kad mes už jūs pasimelstume, prašom, galite ateiti čia į priekį. Mes melsimės vieni už kitus.
sausus, gyvybę įkvėpkime. Tu drąsna tiltai, ramybę man kalbi, paimki mane, širdį prikelk vėl manį. O Jėzau, o Jėzau, o Jėzau, gyvenk manį. Dvasioje judi tu, išlaisvini vergus, kai giedu aš tau, grandinės nutrauki tu manį. O Jėzau, o Jėzau, o Jėzau, gyvenk manį, gyvenk manį, gyvenk manį, gyvenk manį, gyvenk manį, gyvenk manį, gyvenk manį. Tai gyvybė man, nes jaučiu, kad šalia tu, nesislėpsiu, nes tu žinai mane visą. Man reikia tik tavęs ir aš myliu, aš myliu, aš myliu, aš myliu. Tai gyvybė man ir apimk savo meilę, atverki man akis, leisk aiškiau pamatyti. Prieš tave klūpėt, kol mylėsiu tave, kaip tu myli, aš myliu. O Jėzau, o Jėzau, o Jėzau, gyvenk manį. viešpats, tu mūsų atpirkėjas.
viešpats esi. Tu mano uola, dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Dėl savo vardo saugai mane. Ir aš esu drąsus tavyje, tu mano viešpats esi. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Šventas viešpats, šlovė tekyla jam. Šventas viešpats, giedame jam. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Halleluja, halleluja. Šlovė tekyla tau. Halleluja, giedame tau. Mes šlovinam, mes šlovinam. Halleluja. Šlovė tekyla tau. Halleluja, giedame tau. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Tu mano Dievas, koks nuostabus tavo gerumas. Ir koks brangus man tavo artumas, tavo buvimas viešpatie. Nuostabus esi viešpatie mūsų širdise. Garbinkim Kristų, karalių, pasveikinkim jį, džiaugsmingai visi, atneškime jam savo širdis ir išaukštinkime jį drauge. Pagarbinkim Kristų, Karalių, pasveikinkim jį, džiaugsmingai visi, atneškime jam savo širdis ir išaukštinkime jį drauge.
o žemė ramybė žmonėms. Pašlovinam tave, pasaukštinam tave, mes garbinam tave ir giedam Osana, 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 aukštybėse. Osana, 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 aukštybėse. aukštybėse. Osana, 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 aukštybėse. aukštybėse. Osana, aukštybėse, danguje angelai gieda džiaugsmo giesmes. Osana, aukštybėse, o žemė ramybė žmonėms. Osana, aukštybėse, danguje angelai gieda džiaugsmo giesmes. Osana, aukštybėse, o žemė ramybė žmonėms. Dėkom tau viešpatie. Ta tavo ramybė pasilieka mūsų širdise per visas dienas viešpatie. Ir tekyla girsta, tekyla tau šlovė. Mes laiminam tavo vardą, Dieve. Mes lenkiamės tau ir dėkingi tau viešpatie. Ačiū tau, Dieve, šį rytą. Amen. Būkit palaiminti.